Tarsi kažkas nematomas juos ragintų botagu verčia ruošti vaišes. Stalas turi būtinai lūžti nuo maisto, arba įvyks kažkas kraupaus. Tai baimė, genetinė gyvulinė baimė prieš alkaną žiemą ir šalčio rūstybę. Mes bandome užgniaužti baimę naminiais salotais, mandarinais, pastatyti maisto sieną tarp mūsų bedugnės. O dabar prisiminkite keistas dingimo atveju žiemą. Djatlovo grupė, turistai, paprasti žmonės, kurie išėjo į mišką ir negrįžo. Kriminalistai rado kūnus keistose būsenose. Žmonės patys nusivelka drabužius prieš mirtį. Mokslas tai vadina paradoksaliu nusirenginėjimu, esą hipotermijos metu smegenyse įvyksta sutrikimas. Kraujagyslės išsiplečia ir žmogui atrodo, kad jam nepakeliamai karšta. Bet tautosakų žinovai turi kitą paaiškinimą. Prieš mirtį prie sušalusio žmogaus ateina jis arba ji. Snieguolė. Ji yra nuostabi. Iš jos sklinda nežemiška šiluma ir šviesa. Ji atveria glėbį, kviečia prie savęs, žada sušildyti savo lediniuose rūmuose. Ir žmogus apsvaigintas šią tamsą nusivelka nereikalingus drabužius, kad susilietų su šia dievybė. Paskutinė ekstazija. Tai ne beprotybė, tai auka. Kūnai randami su laimingomis šypsenomis. Veiduose jie nematė tamsos, jie matė akinančią šviesą ir tą, kuris atėjo paimti jų sielas į savo amžiną ledinį maišą. Šiuolaikinėje kultūroje mes bandome padaryti šį vaizdą saugų, juokingą. Kalėdų senelis geria kolą, senelis Morozas šoka tik tok. Mes juokiamės iš jų, mes pavertėme mirties dievus klounais, bet dievai nemėgsta, kai iš jų juokiasi. Ir galbūt kataklizmai, neįprasti šalčiai, lediniai lietus, kurie vis dažniau užklumpa mūsų miestus, yra atsakymas. Kračiūnas yra nepatenkintas. Jam atsibodo plastikiniai žaislai ir dirbtinės eglutės. Jam atsibodo mūsų netikras sintetinis džiaugsmas. Jis nori tikros pagarbos, baimės. Yra dar viena, retai kalbama apie tai garsiai. Senelio Morozos gyvenimo trukmė. Jis ateina žiemą ir išeina pavasarės. Kur jis dingsta? Sovietiniuose animaciniuose filmukuose jis išskrenda į šiaurės ašigalę. Mituose jis miršta. Kiekvienais metais senieji metai turi mirti, kad gimtų nauji. Kalėdų senelis yra praeinančio laiko įsikūnijimas. Jis yra senas žmogus, jis pasmerktas. Kai kuriuose senoviniuose ritualuose žiemos lėlė buvo deginama, kaip per užgavėnes, baltų tautose ir taip toliau. Per ritualą nužudoma dievybė. Pasirodo, mūsų šventė yra ne tik naujojo sutikimas, bet ir senojo laidotuvės. Senis šaltis yra gyvas numirėlis, kuris ateina atsisveikinti ir galbūt pasiimti ką nors su savimi į kompaniją, kad nebūtų nuobodu. Ar kada nors likote vieni kambaryje su papuošta eglutė? Visiškoje tyloje, giliai naktį, kai visi jau miega. Pabandykite. Išjunkite šviesą, atsisėskite į kėdę ir tiesiog žiūrėkite į juodą medžio siluetą tamsoje. Paklausykite, jūs išgirsite ne tik laikrodžių tiksėjimą, bet ir pajusite slegiantį sunkumą. Šnibždesys, krintančių ant grindų adatų, bus girdimas grindų girgždesys, sunkios akys iš kampo, kur šešėliai yra tankiausi. Neįjunkite šviesos, palaukite. Galbūt suprasite, kodėl vaikai kartais verkia sėdėdami ant išpuošto aktoriaus kelių prekybos centruose. Vaikai mato daugiau nei suaugusieji. Jų akys dar nėra pakintos. Jie jaučia, kad po vatos barzda slepiasi ne gera šypsena, o kaukolė. Jie jaučia ne mandarinų ir šokoladų kvapą, o drėgnos žemės, spyglių ir šaltį. Mes artėjame prie mūsų tyrimo pabaigos ir dabar turiu užduoti jums klausimą.
kurio atsakymas gali amžinai pakeisti jūsų požiūrį į artėjančią naktį. Ar esate tikri, kad tas, kuris beldžiasi į jūsų duris pagal varpų skambesį, yra svečias? O kas, jei Kalėdų senelis nėra tas, kuris ateina? Tai tas, kuris čia jau seniai yra, tas, kuris visada čia buvo, šio pasaulio šeimininkas, kuris žiemą tiesiog numeta kaukę ir parodo savo tikrąjį veidą. Mes gyvename jo teritorijoje, mes statome miestus jo žemėje, tęsime kelius per jo miškus valdžią, bet žiemą jis susigrąžina savo valdžią ir kiekvienas šventės okultizmas, kodėl mes šaukiame ir sprogdiname petardas, yra priminimas. Jūs čia esate laikini, o aš esu amžinas, bet svarbiausia, jo kruvinos prigimties įrodymas, kodėl jo kailis raudonas. Rinkodaros specialistai jums pasakys, Kalėdų senelis kailis tapo raudonas tik dėl 1930 metų Coca-Colos reklaminės kompanijos. TSRS istorikai pasakys, kad sovietinis Kalėdų senelis apsirengė raudonai, kad atitiktų revoliucinę vėliavą. Bet tai melas. Patogus, saldus melas, skirtas paslėpti tiesą, kuri yra daug senesnės už gazuotą gėrimą ir komunizmą. Raudona spalva ant balto sniego yra ryškiausia. Baisiausias ir primityviausias kontrastas gamtoje – tai šviežio kraujo spalva. Kai senovės žyniai aukojo Karačiūnui, kai tą pačią mergelę pririšdavo prie eglės ar kai ant šakos pakabindavo mėsos gabalus, sniegas aplink nusidažydavo raudonais atspalviais. Raudoni kailiniai tai yra ne gerojo burtininko šventinis kostiumas, tai yra budelio mantija, persisunkusi kartų krauju. Tai simbolis, kad mokestis sumokėtas, auka priimta. Senelis yra išsipučiavęs, nes jis sotus. Jo žinoma raudona nosis yra ne dėl šalčio ir ne dėl stiklinės degtinės, kurią jam įpylė į svetingi šeimininkai. Tai plėšrūno, kuris pernelyg žemai pasilenkė virš savo šiltos aukos ženklas. Mes nemylime Kalėdų senelio, mes jo bijome iki drebėjimo kelio. Mūsų meilė tai kolektyvinis Stokholmo sindromas. Mes šypsomės savo užkariautojui, tikėdamiesi, kad šį kartą, jei elgsimės gerai, jis mus pasigailės ir praeis pro šalį. Pažvelkite į jo vakarietišką kolegą iš kito neįprasto kampo. Kalėdų senelis skrenda per dangų, bet kad dar pasaulio mitologijoje skrenda per dangus triukšmingo proceso priešakyje. Laukinė medžioklė, vaiduoklių armija, renkančioje nepaklusnes sielas. Vatan, skandinavų dievas, tiesioginis Santos prototipas. Taip pat skraidė po žiemos dangų ant aštuonkojo žirgo Sleipnerio. Ir tas buvo karo ir mirties dievas. Tiesioginis Santos prototipas taip pat skraidė po dangų. Kaminas, per kurį jis patenka į namus, tai kelias į pomirtinį pasaulį. Juk krosnis visada buvo sakralinis portalas. Elniai vedliai į mirusiųjų pasaulį. Kalėdų senelio atveju kryžma transformavosi į ledinę lazdą, bet esmė liko ta pati. Jis ateina ciklo pabaigoje, jis apibendrina, jis yra didis pjovėjas, o taip, kad jis vaizduojamas kaip senas senis, tik pabrėžia, jūsų laikas baigėsi. Kiekvieni naujieji metai tai dar vienas žingsnis link jūsų asmeninės amžinos žiemos. Tai, ką daryti, kaip išgyventi šią naktį, jei jaučiate, kad pasaka tampa realybė, o šaltis prasiskverbia pro stiklo paketus. Už tai jums instrukcija. Ir prašau į ją žiūrėti labai rimtai. Skepticizmas, gera apsauga internete, bet
jis nutrūksta 40 laipsnių šalčio realybėje. Pirma, veidrodžiai. Naujųjų metų naktį, ypač perėjimo momentu, kai skamba laikrodis, stenkitės nežiūrėti į veidrodžius, ypač į tuos, kurie kabo tamsiuose koridoriuose arba atspindi įėjimo duris. Veidrodis tai spąstai. Slavų tradicijoje buvo manoma, kad šią naktį už užpakalio gali pasirodyti kitas. Ir jei senelis Morozas yra mirusių pasaulio šeimininkas, tai veidrodis yra langas į jo namus. Neprisišaukite jo žvilgsniu, nesutikite su juo akimis atspindyje. Antra, beldimas. Jei linksmybių įkarštyje, kai groja muzika ir sproginėja fejerverkai, staiga išgirsite aišku sunkų beldimą į duris, 3 smūgius, bet pažvelgę pro durų akutę nieko nematysite, neatidarinėkite. Neikite į laiptinę, neikite į verandą patikrinti. Tai ne išdykėliai, tai patikrinimas. Jei atidarysite duris, įleisite šaltį, ne fizinį, o dvasinį, modulinį šaltį, kuris užšaldys džiaugsmą gyvenimu jūsų namuose visus ateinančius metus. Ligų, nesutarimų, nesėkmių, mirties prisišaukti.